Palinko džilvečiai prie kelio, kam nuleido žalia šakeles, Sodomo jaunieji brolioniai, laisvės darę tėvynei parnešt. Sodomo jaunieji brolioniai, laisvės darę tėvynei parnešt. Neparnešim aksomo nei aukso, mūsų šalis ir be turtų brangi, jei manęs mylimą sulauksi, nerimok ilgesingai lange, jei manęs Lietuvos Šaulių sąjungos nariai. Pasveikinkit juos. Į stadioną įžengė Lietuvos Šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo antrosios rinktinės jaunimas, jaunieji šauliukai. Juos veda antrosios rinktinės vadas Minvydas Ivanauskas. O štai ir Lietuvos nepriklausomybės gynėjai sausio 13-osios proga savo vėliavą įžengė į stadioną. Pasveikinti juos. Tai žmonės, kurie sausio 13-ąją savo krauju atpirko Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. O štai laikinti geraisiais šiais mokyklų. Skyriaus pirmininkas Vytautas Vickus. Romas bus klebon. Didelė graži klaipėdiečių delegacija. O dabar prie stadiono vartų Šilalės rajono renginiai. Ir priešaky didelis gražus jaunimo būrys. Štai kokius šaunius vaikus ir anūkus prijaunino šilaliečiai. Pasveikinti juos. Šilalės skyrius tradiciškai daug metų bendradarbiauja su Tėvynės sąjunga, dirba su moksleiviais, leidžia knygas skirtą Lietuvos tūkstantmečiui. Mūsų žingsnius ten lydi, jonkų meilė, jonkų vos, jonka mūsų širdyse, vardant tos Lietuvos, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melsti už mane,
viešpatį Dievą. Ir nuolatinė gerovė. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia. laisvės dalyvius susirinkusius čia į Dubysos vinį pavadinčiau kančios laikų fiesta. Su Lietuvos vardo paminėjimu ano meto kronikose prasidėjo Lietuvos istorija. Mūšalis ir bedugnė